Būdavo tie sakie Poker After Dark, kur ten labai populiarėjo jie ir mes irgi užsikabinom, vaikai didelės sumos, dar lietuvis, Antanas Guogas įdėjo, tai ypatingai atrodo, atidariau bortuką damą nespalvoj, gavau permušimą, labai ganėtinai mažą permušimą, mažiau negu 3x. O ką galvoji apie tą priešininką tuo metu? Priešininkas yra online žaidėjas, geras, stiprus priešininkas, bet tuo metu galvojau, kad aš gaunu per gerus šansus ir mano stekas yra tiesiog, kad jeigu aš pahitinu kažką, aš tiesiog susidedu ramia širdim 13 km lenktynės, pilno rungčių fizinių, visokių, tarkim, ledinis vanduo, peršokimai, perlipimai, balansas, visokiausias. Tai dabar ruošiuosi labai įnirtingai tam dalykui. Prieš antrą dieną, arba net prieš pirmą dieną, ryte nueinu po dušu, pasileidžiu stiprią srovę ir užsimerkiu ir bandau vizualizuoti, kaip laimiu tą turnyrą ir keli trofėjų ir ten mane nuotraukas ima ir taip toliau, taip toliau.